Sveiki, su jumis ir vėl Jovita ir aš pristatysiu šios savaitės astrologijos centro astrologinės prognozes bendrasias ir visiems 12 zodiako ženklų. Taigi bendrosios tendencijos. Kovo 20 dieną Saulė pereina į Avino ženklą. Ji sustiprina protinį ir fizinį aktyvumą, kuris turi būti kompensuojamas visaverčiu miegu. Fortuna lydės tuos, kurių veikla susijusi su verslu, sportu ar politika. Pirmadienis – itin tinkama diena susitikti su būsimu darbdaviu ar vykti į kelionę. Antradienį ir trečiadienį – nelabai sėkmingos dienos, nepatartina spręsti su darbu susijusių reikalų ar ko nors pirkti. Geriausia šiomis dienomis nepradėti nieko naujo. Užtat ketvirtadienį ir penktadienį galėsite atsigriebti. Šios dienos tinka verslo susitikimams ir neprašausite pasirašę svarbų kontraktą ar įsigiję būstą. Beje, taipogi galite sėkmingai nuėję į pokalbį gauti norimą darbą. Penktadienis ypač tinkamas verslo kelionėms. Savaitgalio dienos labai palankios rūpintis sveikata. Taip pat geras metas kirpti bei dažyti plaukus.